žaliaisiais kleveliais. Trys berneliai kalbėjo, kalbėjo berneliai jauni kareiviai, kur naktelę naktavo. Kalbėjo berneliai jauni kareiviai, kur naktelę naktavo. Sveiki, kadangi šitos žvejybos pradžios pasisveikinimo įrašas dingo kažkur, tai sveikinuosi per mikrofoną. Čia su Urte mes atvykom į Dzūkijos Nemuną, pernai esam buvę čia, labai patiko, bet pirmas įspūdis nekoks buvo, kadangi vėl pamačiau aukštą, nešvarų vandenį. Nors buvau įsitikinęs kažkaip, kad nelyja ir nebus aukštas vanduo, pasirodo čia vietiniai minėjo, kad Baltarusijai lyja kažkur ir padavė vandens iš ten. Tai, nu ką, kelionė tolima, 200 ten gal 60 km, tai negi grįši atgal. Tai ir plaukiam, žvejojam, bandom. O, bakstelė vėl. Bet dieve, vien tik bakstelėjimai. Kaip jie tai čia mažiuks gal koks. Vėl bakstelė, atsargiai bakstelė ir viskas, ir paleidžia. Neėjama kažko. Paragauja ir paleidžia. O, dabar tai kalė, aikta. Bet irgi nepaėmė. Bet čia jau konkrets buvo kalimas, pagaliau. Čia jau buvo vyriškas. Fū, čia tai buvo. Ot Nemunas, ką? Kokia upė, kokios žuvis. Tim, tim. Bet kaip nekimne. O tas įspyrė kokias. Kokias sunkiai gaudomas. Oi, oi. Dar nei vienos žuvies šiandien nepagavau. Gerai, kad nors nebaisiai didelis. Jeigu būtų didelis, efektingas kibimas ir neužfiksuotas, tai jau būtų nuostolis. Dabar tikėkimės, kad čia nieko. Nu, pirmas nemuninis. Nedidelis, bet jau bent jau šiokia tokia pradžia. Daug baksėjimų turėjau. Neima kažko jie tokie labai išrankus čia. Wow! Va čia tai smūgis. Va čia tai smūgis. Pagaliau
Va čia tai geras. Liktai šapalas nėra didelis, bet jau man patiko. Smūgis nuostabus. Tokių smūgių man reikia. Va taip. Na va, jau antras. Šiek tiek jau šitas didesnis. Nu, gal po biškį įsivažiuosim. Nemunas. Nepasisekė. Da baisesnis, man atrodo, vanduo negu anaka. Kas? Varlės tai gražu. Kaip dainuoja. Bet upė man nepatinka visiškai. Žolės, vanduo. Bet aš net nemačiau, kad kur čia taip smarkiai lyja, kad šitiek daug vandens tu man pas. Na, o reiškia kažkur lyja? Tai iš kur to vandenio tiek? Smeigia. Bet tai kas, mažiuks visai. O toks. Vo, va čia tai smūgis. Čia tai smūgis. Čia jau žuvis visai kas kita. Rimta. Šapalas. Kaip man? Ką? Kaip sunku ant tokios rovės. Kaip čia. O, šiandien didžiausias. Pagaliau rimtesnis. Gera bankė ir gražus šapalas. Ačiū. Te. Vėl tu valgai? Kažką mažutį. Ešeriukas. Valio. Pirmasis ešerys. Nemuninis. Sergantis visas vargšas. Visas sergantis. Mažas sergantis vargšas ešeriukas. Wow. Va čia tai smūgis. Pagaliau. Sulaukiau.
Vyriškos smūgio sulaukiau pagaliau. Čia įdomu, kas čia. Čia jau rimta žuvis. Šapalas. Šapalas. Bet smūgis pagaliau. Yes. Yra. Šiandien tikrai didžiausias. Tikrai gražiausias ir didžiausias. Pagaliau labai geras smūgis ir jau gražus šapalas. Ačiū tau labai. O. Ten, kur eina šitie puskai. Aha. Jo, čia gali atvažiuoti. Nu, nesilaiko? Laiko, aš nebelaikau. Jau laikas, ne? Taip. O, taigi pirkai iš tą. Dentiklauną. Jo. Sunkokas pavadinimas. Einam 10. Oi, dar reikia valtį uždengti. Nu ką, žvejojam iki pat vakaro. Tai vakare jau vėliau visai nustoja kibti. Taip vakare, apie kokią 6 gal valandą, tai dar va toks buvo kibimas. Daug tokių grybštelėjimų buvo labai, timtelėjimų. Timt ir viskas. Ir atrodo, tempia ir bėga tolyn. Tai va, dauguma tokie buvo kibimai. O jau vakare tai visai nustoja kibt. Ką čia dar papasakoti, tai valtį buvom labai daug daiktų prisikrovę, malkų įsidėjom, bet džiaugiamės iš tikrųjų, kad malkų net įsidėjom sausų, kad mum nebereikia ieškoti, braidžiat po žolę, erkių, kad mažesnė tikimybė prisirinkti. O taip sausos malkas, iš karto dega viskas, nei pjaut nereikia nieko. Nereikia ieškoti ir rūpintis. Ir viskas greičiau ir patogiau. Tik tiek, kad užima vietą valtyje. Bet ką padarysi. Nemunas nuvylė
šį kartą vėl nuvylė, nes tikėjaus, kad bus normalus vandens lygis. Netgi galvojau, kad bus žemas lygis vandens, o pasirodo jis dar aukštesnis negu praeitą kartą, kai buvau. Tai vanduo rudas, srovė didelė ir sunku žvejoti labai ir rezultato nėra. Tai va, tai nuotaikos nekokios. Bandysim rytoj dar kažką gal pagausim. Tai rytoj turėsim nuplaukti tolimą kelią iš tikrųjų. Tai galvoju, jau ištisai nešukuosiu, nemėtysiu, kaip šitą dieną. Tai ščyriai keičiau masalus, mėčiau, bet pastebėjau, kad tik ne visur žuvis yra ir ne visur kibimų yra. Tik tam tikrose vietose, kur yra tokie, kur yra akmenys kokie arba gylis mažesnis, tai va kibimų tokiose vietose turėjau. O kur yra tokia vienoda upė, tai ten išvis neturėjau kibimų. Tai rytoj stengsiuosi mėtyt, sustot, apmėtyt tas vietas, kur akmenys, kur yra tikimybė, kad žuvis bus, nes mums reiks tolimą kelią nuplaukti, kad norim, nes ir lietų praneša, norim vakare jau važiuoti namo. Nes gal netgi pasilikt planavau, bet kai pamačiau tokį vandens lygį ir dingo optimizmas visas. Kepsim dešrelių dar ir eisim ilsėtis jau. Sustiksim rytoj ryte. Iki. Labas rytas. Laivas jau paruoštas, bet čia jau panašu ne į žvejybinį laivą, bet į krovininį. Tai šiandien vėl bandom laimę. Gal seksis geriau, diena kitokia bus, jau rodo, kad lietaus bus, bet vanduo labai aukštas ir labai nešvarus. Bet mes nepasiduosim ir bandysim. Iki. Ieškosim geresnių vietų. Nežvejosim bet kur. Vakar tai mėčiau visur, ištisai. Masalų, dėžių kiek. Masalų bandžiau labai daug. Bet labai sunkiai buvo. Čia neturėtų dabar lyti labai. Čia turėtų čiut pakrapinti ir nustoti. Yra! Yes! Kaip gražiai! Kaip gražiai paėmė. Patiko. Nelabai didelis, bet smagu, kai jau atsiliepia. Va, gražioj vietoj tokioj prie akmens.
Smogė šaunuolis. Yra. Kažkas geras. Ar tik ne lydekiukas? Aišku. Mažas lydžiukas. Pagaliau lydžiukas apsireiškia. Nemuninis lydys. Pagaliau lydžiukas nors. Lydekas. Nu, nesitikėjau čia tavęs aš. Ačiū, kad nenukandai man pavadėlę. Dar vieną nemuninę lydeką. Vėl. Yra. Čia jau šapalas. Čia gražiai smogė. Irgi. Papa, yra. Stok. Dar vienas nemuninis. Ačiū. Oba, vėl yra. Geras, na. Užtaikiau vietelę neblogą. Nu, paaiškinkit. Wow! Va čia tai buvo smūgis. Prie pat išvis valtis. Smogė. Čia gal didžiausias.
Čia jau gali būti pats didžiausias pagal traukimą jaučia. Ai, tai geras. Čia tai geras. Arklys jau. Ar čia ne šapalas, nesuprantu. Kad toks stipras. Ar čia salatis? Salatis čia. Salačiukas čia. Yes, yra. Toks nelabai didelis, bet vis tiek jau smagu. Ate. Žaliaisiais keliais, trys berneliai kalbėjo, kalbėjo berneliai jauni kareiviai, kur naktelę naktavo. Kalbėjo berneliai jauni kareiviai, kur naktelę naktavo.
Pažymėta koks gylis, matyt. Koks vandens lygis.